Na ką, einam prie džiaugsmingų dalykų. Tai yra noriu pakalbėti apie naują projektą mūsų asociacijos narių, kurie pagaliau jį paleido labai sėkmingai. Ir šitoje vietoje noriu tiesiog pasidalinti žinute, kad suprastumėt, kodėl dauguma žmonių, turbūt neapsiriksiu pasakęs, kad 90% investuoja į nekilnojamą turtą nuostolingai. Tai yra, jie nuomoja butus pasyviai. Tai yra, jie gauna dovanų butą arba, nežinau, tiesiog gal nusiperka, gal išsiperka iš banko ir jie tiesiog atiduoda nuomai, pavyzdžiui, už 700 eurų, ne, butą. Nu ir ką? Jeigu paskui paskaičiuosit, kiek tas butas nusidėvi, kad jį ten po 10 metų reikės remontuoti, baldus keisti, ne, žmonės tik tada pastebi, kad kažkas ne taip su nekilnojamo turto investavimu. Ir tada natūralu klausti tų žmonių, ko jie ten vargsta per bookingus, Airbnb, ką jie ten skaido, daro tas nekilnojamus turtus, taip? Tai turbūt žmonės išmano, ką jie daro, bet jie vietoj tų 700 eurų galbūt už nekilnojamo turto nuomą gauna 1100 ar 1200. Ne 700, bet 1100 arba 1200. Turbūt matot skirtumą tarp 700 ir 1100, taip? Tai va šitoj vietoj, kodėl taip žmonės daro, todėl kad uždirbtų iš nekilnojamo turto, taip? Ir perdarinėja tos nekilnojamus turtus. Ir tai nėra tikrai labai paprastas dalykas, vad noriu pasidalinti žingsniais, ką po ko reikia daryti, kad ta investicija jums atneštų tikrai gerą investicinę grąžą. Gerai? Žiūrėkit. Aš jau dariau tokį webinarą, bet dabar labai sutrumpintai, tiesiog kas dabar pirmą kartą matot, girdit, tiesiog žiūrėkit. Pirmas dalykas, jeigu jūs tikrai investuojate į nekilnojamą turtą, turit suprasti, kad iš jo galima daug uždirbti, bet galima ir daug pradirbti. Ir ar jūs gerai viską padarysit ar blogai, priklauso, ar jūs laikysite sistemos. Taip? Pavyzdys yra kaip telefono numeris, ne? Jeigu aš jums noriu paskambinti, arba jūs man, jūs turit aiškiai, tiksliai surinkti tikslius skaičius, teisingai. Jeigu nors vieną skaičių jūs suklysit, greičiausiai nesusiskambinsim, taip? Tai su finansais tas pats, tiesiog yra tam tikri žingsniai, kurių reikia laikytis, kad pasiekti tikslą, taip? Tai pirma planavimas, taip, mes planuojam, ką perkam, už kiek perkam, kokios mūsų galimybės, kokia mūsų rizika, kokią mes toleruojame, ne? Ir po to einam dar prie finansavimo, iš kokių pinigų perkam, ar mums dovanų paliko milijoną, ar mums reikės skolintis iš banko. Taip, viską mes aiškiai pirmą susidėliojam ant popieriaus lapo, taip kaip daro, pavyzdžiui, namo statytojai. Vat jeigu statėt namą, tikrai garantuoju, kad pirmą darėtės projektus, po to tvirtinant tos pas ekspertus, kad tikrai tas namas nesugrius ir tada tą projektą atidavėt statybininkam ir jie jums pastatė namą. Su finansais labai paprastai. Tik tai finansuose, kai einat į bankus, niekas neprašo jūsų projekto, ne? Jie tik pažiūri jūsų pajamas, aha, leidžia tiek ir tiek pagal atsakingos skolimosi taisyklės skolintis. Na ir ką, ir bankas džiaugiasi, kuo jūs mažiau žinot, kuo jūs mažiau suprantat, tuo daugiau bankai uždirba. Suprantat? O galima padaryti taip, kad jūs turėtumėt būstą su paskola ir už tą paskolą nieko nereikėtų mokėti. Bet tam yra planavimas ir finansavimas. Kai viską susitvarkom, susiplanuojam, aiškiai žinom, kokio mes norim rezultato, pradedam ieškoti nekilnojamo turto. Kai surandam, dažniausiai statistika yra tokia, jūs turit pamatyti apie 100 nekilnojamų turtų, panašiai 10 išsirinksit, 10 galbūt apžiūrėsit, iš tų 10 išsirinksit 3 ir iš tų 3 tikrai įsigysit tik tai galbūt vieną, ne? Tai tikrai irgi reikia įdėti daug pastangų į nekilnojamo turto paiešką, nes kuo geriau išsirenki, tuo daugiau uždirbi, ne? Tada rezervacija. Vėl reikia saugiai rezervuotą nekilnojamą turtą, susižiūrėti dokumentus, sutartis, palikti teisingai avansą, kad jo neprarastumėt. Ne? Irgi va čia reikia įdėti pastangų. Tai yra teisiniai patikrinimai. Tai čia daugiau ką ir minėjau dėl sutarčių ir kad neprarastumėt rankpinigių. Taip, hipotekos, notarai, visą šitą dalyką mes turim susižiūrėti. Na ir pirkimas. Pirkimą dažniausiai atlieka notarai. Bet jūs bent jau vieną dalyką, ką turit padaryti, tai tikrai peržiūrėti, kai jums duoda sutartį, ne taip, kad va, pasitikė, čia notaras padarė. Ne, būtinai pažiūrėkit, ar tikrai tas butas yra. Nes tikrai jau mano atveju irgi buvo 2 atvejai, kai tikrai žmonės
pirko, jau atrodo ir notarai, ir teisininkai ruošia dokumentus, bet va kažkur įsivėlė klaida, ne? Nes jie kartais daro ant, sakykime, copy-paste, ne, kaip sako, tiesiog ima kitą sutartį, jie perdaro, įstato tik tai kažkokius kitus būtus skaičius ir viskas. Bet kartais yra žmogiškos vadinamos klaidos. Tai dar nieko, jeigu yra senos statybos, tai ten nelabai kažką apsiriksi, bet jeigu yra naujos statybos, kažkoks nekilnojamas turtas, kai jūs dar statybų procese perkat nekilnojamą turtą, kur dar ant durų nėra numeriuko, kai dar kartais nėra ir unikalaus numerio, tai čia labai aiškiai turi būti susirašę, ką jūs perkat, kokį tikrai butą perkat, ne? Nes jeigu per klaidą statytas parašys, kad jūs, kaip pavyzdys, ne, išsirinkot butą, susimokėjot pinigus už butą su vaizdu į jūrą, o paskui ateinat, jau reikia notarą forminti, sako, ne, jūsų butas ten ne 10 aukšte, o 1 aukšte, ne? Nu ir nežinau, kas ten būtų tada neteisus, bet kadangi jūs uždedat parašą ant sutarties, reiškia, jūs su viskuo sutinkat, kas ten yra parašyta, gerai? Tai čia daugiau tokių dalykų, sakau, pavyzdžių, visko tikrai rasit mūsų webinare. Registracija, čia irgi teisingai, čia didžiąją dalį tikrai atlieka dabar labai paprasta, Lietuvoje per notarą, viską susitvarkot, registracijas, komunikacijos ir draudimai, ne, tai irgi susižiūri draudimus, ypatingai kas nuomojat nekilnojamą turtą, pasižiūrėkit, kad draudimas tiktų nuomininkams, nes irgi buvo atveju, irgi vienas atvejis dabar Klaipėdai buvo, kai tikrai butas, tiesiog apačioje butas degė, ne, ir tada jau tu greitai įjungi skaitliuką ir galvoji, čia mano butas sudegė, nukentėjo, nenukentėjo, draudimo turiu, neturiu, tai tiesiog yra draudimai ir komunikacijos, ne. Pasiruošimas nuomai, tikrai, irgi šitą pavyzdį, kur rodžiau, tikrai žmonės užtruko gal pusę metų, kol paremontavo, kol sudėjo baldus, kol viską susitvarkė, susidėliojo ir sėkmingai išnuomavo, taip. Nuomos valdymas vėl priklauso, ar jūs norit valdyti, ar kažkam perduosit valdyti tą nekilnojamą turtą. Nu ten irgi reikėtų pasiskaičiuoti komisus, tai yra kiek kas kam busit skolingi ir tikrai pasižiūrėti, ar jums apsimoka ar neapsimoka. Kasmetinės išlaidos, ne? Vėl kažkokios visada išlaidos yra. Tai yra komunaliniai, bendrijos mokesčiai. Vėl, jeigu blogai išnuomosit, nebus klientų, reiškia, turėsit už viską patys susimokėti. Ir už banko paskolą, ir už komunalinius. Taip. Priežiūra. Tai natūralu, kad reikia visada neužleisti. Kiti žmonės daro tokią didelę klaidą, manau, kad jie laukia, nieko neremontuoja, nieko netvarko, laukia metai, 2, 5, 10, ne? Ir paskui išeina nuomininkai, nes ir patiems jau nebemalonu gyventi tam bute, nes butas tiesiog morališkai pasensta. Na, o kiti ateina nuomininkai, nu, jiems irgi matosi, kad baldai seni, remontas senas, arba moka tada mažiau, arba iš vis neapsimoka. Ir tada žmonėms, kurie nuomuoja savo butą, nu, jiems yra skaudu, nes jie gavo nuomos pinigus, juos išleisdavo, o paskui, kai jau reikia remontuoti, tai reikia 10 000. Tai mano rekomendacija, kad jūs būtinai kiekvienais metais, pavyzdžiui, gavo 10 000 iš nuomos, nu būtinai tą 1000 atidėkit, nu tikrai to 1000 reikės paremontuoti kažką, skalbimo mašiną pakeisti arba kažkokį baldą ar dar kažką. Ir jeigu jūs tikrai po 10% atidėsit ir po truputį investuosit į tą butą, tai natūraliai tada turėtų procesas vykti per 10 metų, teisingai suvalgys 1 metų jūsų pajamas, bet jūs neprarasit laiko. Tai yra, kai jau žmonės supranta, kad nuomininkai nebenori gyventi jūsų bute, nes yra blogas remontas, jūs jį remontuojate. O remontai tikrai užtrunka mėnesiais, ne? Ir už tos mėnesius jūs tikrai prarandat pinigus. Tai va šitoj vietoje rekomendacija, nepravalgykit iš karto pinigų, bet natūraliai atidėkit iš karto, nes tai yra butas, ne, ar namas, kurį reikia pastoviai remontuoti, gerai? Tai va čia kalbam apie priežiūrą. Na ir pardavimas, taip, irgi va, yra tam tikros taisyklės, kur irgi reikia kuo brangiau parduoti, taip. Ir va yra vėl taisyklės, ką turit, kaip turit daryti, kad sėkmingai parduotumėt. Bet apie tai aš jau kalbu šitam webinare. Tai va yra 12 punktų, tiesiog toksai žemėlapis, kad jūs, kurie tik naujokai ypatingai esat, pasižiūrėtumėt. Gerai? Tikrai yra daug puikių lektorių ir daug žmonių, kurie užsiima nekilnojamo turto ir tikrai turi savo kažkokius patarimus. Būtinai visų išklausykit, atsirinkit, kas jums labiausiai tinka. Taip? Aš tą webinarą dariau Liepos mėnesį,
pasidariau įrašą ir tikrai rekomenduoju jums jį tikrai pažiūrėkit, nes ar 700, ar 1100, ne, nusutinkat, kad yra skirtumas, kaip uždirbti iš nekilnojamo turto 30, gal 40% daugiau. Tai va, apie tai kalbu ir visi, kurie įsigysit, va, irgi rugsėjo 1 dienos proga, turiu 20 knygų, kurias galiu padovanoti, tai visi, kurie įsigysit šitą seminaro įrašą, visi gausit iš manęs kredito paslaptis knygą. Tai yra tiek kreditai, tiek nekilnojamas turtas yra susiję. Ir dar viena didelė klaida, turbūt, kur galiu pasidalinti, kad žmonės, kurie tiesiog, aš sutinku, kad niekas nenori imti paskolų. Bet, pavyzdžiui, jeigu tavo butas vertas 100 000, o tu išnuomoji tik už 500 eurų, tai yra nuostolinga. Teisingai supratot. Jūs už tą butą turit mažiausiai gauti apie 1000 eurų, kad jums jisai apsimokėtų investuoti. Taip, kad apsimokėtų remontus daryti, baldus keisti, nes dažnai nuomininkai tampa tokie kaip prižiūrėtojai. Kaip aš kartais sakau, nuomininkai tokie kaip samdomi sargai, jie tiesiog gyvena bute, prižiūri jūsų butą, bet jūs iš to nieko neuždirbate, ne? Dėl to reikia kažką truputį keisti, nežinau, čia jau jūs turite pasirinkti kelią, kaip iš to buto uždirbti ne 500, o 1000 eurų. Taip, tai viską rasit knygose, rasit šitam webinare, tiesiog tik tai turėkit noro ir laiko vėl pasidomėti. Tai yra rugsėjo 1 yra puikiai proga pagalvoti apie savo finansus ir pasižiūrėti, kur galima kažką pakoreguoti, pakeisti, kad uždirbtume daugiau pinigų. Tai ačiū, kad išklausėt, turit klausimų visada klauskit, rašykit komentarus, taip, mielai atsakysim, o kam reikia pagalbos, drąsiai kviečiu jūs į konsultaciją, gerai? Nes papildomos žinios dar niekam nepamaišė. Iki.